Dariau. Grįžk. Tik tai tu, aš ir tu. Miestas man be tavęs dykuma, Iranas mano siela, lėlė dūžta, ji tai aš kaip žaizda. Ką aš tau padariau, nedėlė, aš tikrai nedėlė. Be tavęs būsiu netgi rami, ta ramybė sudegins mane. Sau tylėti, nematyti, negirdėti, kaip žiūrėti į veidus miesto minioj, leisti liesti save. Gerai. Atskleisiu tau savo paslaptį. O Dieve. Ko? Kiekviena moteris turi turėti paslaptį ir aš turiu. Parodysiu tau savo musę. Ką tu čia darai? Dykai! Veltui šiaip niekam nerodau, tau nemokamai bus. Žiūrėk. Tada jie atsibunda ir vyresnysis klausia. Kitas dar nekalba. Musė, o valgyt parnešiai. Žinai, ką aš sakau? Parnešiu. Tada mes įsėdam ir pusryčiaujam. Kartais visai sočiai prisirijam. Aišku, priklauso nuo to, kiek tą naktį per užpakalį pliaukštelėjo. Atėjot pažiūrėt, kaip virkiu? Nesulauksit. Nei ašarų, nei ko kito. Iš viso nežinau, ko jūs čia atėjot. Pagaliau man nusispjauti. Tik nesulauksit, ko tikitės. Girdit? Motinos sielvartas netekus vaiko. Žinojimas, kad nusikaltėlis nubaustas. Tokios rūšies malonumais mėgaujamasi vienumoj. Ar ne?